Sveiki skaičių čempionai! Šiandien mes surengsime tikrą skaičių dvikovą ir išsiaiškinsime, kaip nustatyti, kuris skaičius laimi. Tai yra didesnis. Įsivaizduokite, kad skaičiai gyvena skaičių tiesėje. Kuo skaičius toliau dešinėje, tuo jis didesnis. O kuo labiau kairėje, tuo mažesnis. Tai tarsi lenktynės, kur laimi tas, kuris nubėga toliausiai į dešinę. Pirmas dvikovos raundas. Skaičiuojame skaitmenis. Tas skaičius, kuris turi daugiau skaitmenų, laimi šį raundą. Pavyzdžiui, 1234 turi daugiau skaitmenų negu 85, todėl jis laimi. Jei abu skaičiai turi tiek pat skaitmenų, pereiname prie antro raundo. Čia svarbu kiekvieno skaitmens vieta. Pradedame nuo didžiausio skaitmens 1000. Jei jie vienodi, lyginame šimtus, tada dešimtis ir galiausiai vienetus. Kaip matome, nors ir abiejų skaičių 1000 ir 100 pozicijos sutampa, dešimčių pozicija skiriasi. Ir tai yra viskas, ką mums reikia žinoti, kad nustatyti, kuris skaičius yra didesnis. Puikiai padirbėta. Dabar jūs tikri skaičių kovos ekspertai. Palyginti skaičius vieni juokai. Liko tik pritaikyti įgytas žinias atliekant praktinės užduotis. Iki pasimatymo.